Sveiki atvykę į Vitalijaus Petronio ūkį. Esu Vitalijaus sūnus Kornelijus. Tai šiek tiek istorijos apie mūsų ūkį. Buvo įkurtas 99 metais nuo nulio, nuo nieko. Pradėta čia nuo tėviškės, kaip sakant, nuo čia visi Petroniai užaugę yra. Pradėjome nuo juodųjų serbentų auginimo. Užauginę pradėjome sodinti pirmą sodą obuolių ir nuo to laiko jau prabėgo beveik 25 metai ir išsiplėtėm iki 60 hektarų ploto. Auginame obuolius, kriaušes, slyvas, vyšnės, trešnės, taip pat juoduosius, raudonosius serbentus, taip pat užsiėmame ir javais. Pagrindė mes viską darome nuo nulio, pasodiname, užauginame, išrūšiuojame ir tiesiai nuvežame į prekybos centrus. Tai kai tik pradėjom rūšiuoti obuolius, pradžiai rūšiuodam paprastai, tiesiai iš konteinerio į dėžutes, tada perėjome į kitą lygį, pradėjom naudoti elektrinius išvertėjus per stalą, kai jau palengvino žmonėm darbą, nereikėdavo lankstytis. Tačiau čia nesustojame, norėjome tobulėti ir toliau, tad įsigijome Lenkų gamybos Green Sort rūšiavimo liniją, kuri ypač paspartino visą darbą ir palengvino taip pat. Naudojamas yra vizualus atpažinimas, atpažįsta kompiuteris obuolius, tiesiai išrūšiuoja takelius, kur priklauso, kur kas paspartina visą rūšiavimo darbą. Green Sort linija ypatinga tuo, kad nuplauname obuolius iš karto, o nuplauti obuoliai yra nudžiovinami ir juos iš karto kompiuteris išrūšiuoja į atitinkančius takelius, iš kurių žmonės jau surenka, supakuoja tiesiai obuolius eksportui. Su margučiais bendradarbiaujame jau neatmenamą laiką tikrai, nes dar pats buvau mažas, kai pradėjome bendradarbiauti. Turbūt gali čia virš 10 metų ir dar daugiau būti. Iš jų įsigijome tikrai nemažai įrangos, visokios sodo technikos, ko Lietuvoje kartais yra labai sunku rasti, o margučiai randa pasiūlyt ko. Turime įsigiję taip pat papildomai pokrūmių purkštuvus, sodo kopėtėlės, kurios yra, ypač sodo kopėtėlės, galiu pabrėžti, tai yra neatsiejamas įrankis obuolių skynime ir bet kokias kopėčias netiks, o margučiai atstovauja labai puikų gamintoją Krolik, kurio kopėčias yra vienas geriausių, sakyčiau, obuolių skynime. Taip pat turime įsigiję ir komposto skleistuvą iš margučių, Dita Sierra gamintojas, tai yra labai puikus sodinis skleistuvas, nes su juo galima iš karto skleisti kompostą tiesiai ant eilių sode. Tai palengvina darbą ir paefektyvina organinių trąšų paskleidimą. Nu ir gerai. Nu ir gerai, aš ir tai sakau.